Gerbiamas ministre, ką socialdemokratai ir jūs asmeniškai esate nuveikę, kaip pažaboti infliacijos lygį Lietuvoje? Socialdemokratų partija nėra atsakinga už tą infliaciją, žinoma. Socialdemokratai dirba vyriausybėje, dirba ir kitose valstybės institucijose. Ir vyriausybė ir kitos institucijos, Lietuvos bankas, yra padarę iš tikrųjų labai daug. Ir infliacija, kuri yra neišvengiama šiandien, šitą visi specialistai pripažįsta, kadangi dalis jos priežasčių yra užsienyje, tai brangstantis maistas, brangstantis kūras, pasaulinė krizė. Jinai iš tikrųjų mažesnė negu gretimuose šalyse ir aš manau, kad šičia mūsų indėlis yra labai svarus. Kokiose srityse tas indėlis? Pirmiausia, bendroji ūkio sveikata. Tai yra tas faktorius, kuris veikia tinkamą kainų raidą. Ne per aukštą, žinoma, žemesnės mes šiuo metu negalėtume pasiekti. Tai konkurencingumo sąlygų sudarimas, apmokestinimo taisyklių korekcija, taip, kad iš tikrųjų įmonės jaustųsi gerai, kad jos gamintų kuo toliau, tuo daugiau geresnės produkcijos, kurią galima būtų eksportuoti ir galėtų mokėti didesnius atlyginimus darbuotojams. Antras dalykas, žinoma, pinigų įplaukos. Lietuvoje mes esame pasiskolinę ir toliau skolinamės labai nemažai pinigų. Ir 2003-2005 metais tai buvo labai audringas procesas, dabar mes jaučiame šito pasiekmes, tačiau šiuo metu pavyko pasiekti, kad bankuose kreditų išdavimo sąlygos sugriežtintos ir dabar skolinti pinigai nukreipiami ne suvartojimui, o investicijoms, kurios toliau skatintų mūsų ūkio plėtrą. Ir žinoma, pačios valdžios finansai, ir čia mes esame pasiekę tikrai nemažai, pernai metais buvo priimtas mano pastangomis ir kitų mūsų žmonių, kurie dirba Seime, Seimo narių, socialdemokratų ir kitų partijų, koalicijos partnerių pastangomis priimtas fiskalinės drausmės įstatymas, kurio mes laikomės. Ir tai viena iš garantijų, kad ta infliacija, nors jinai yra didelė, tačiau iš po kontrolės neišeis. Ir pats svarbiausias dalykas, tai neišvengiamas reiškinys šitą infliaciją, tačiau nuo jos kenčia mažas pajamas gaunantis sunkiai gyvenantys žmonės. Valstybė privalo jiems padėti ir čia mes turime sukūrę labai efektyvius socialinius mechanizmus, kurie sprendžia tą uždavinį. Valstybės remiamos pajamos, tai tas rodiklis, pagal kurį sprendžiama, ar žmogus turi teisę į socialinę paramą ir kokio dydžio tą socialinę paramą, kurios naudojamos apskaičiuojant kompensacijas už šildymą, šaltą ir karštą vandenį. Štai valstybės remiamos pajamos per 2 pastaruosius metus išaugo nuo 165 litų vienam žmogui iki 350 litų. Tai tikrai efektyvus mechanizmas, kuris ribotomis mūsų lėšomis, mūsų turimomis viešomis lėšomis, padeda tiem žmonėms, kuriems yra sunkiausia, per kurių kišenę būsto išlaikymo kainų kilimas ir maisto kainų kilimas smogia stipriausiai. Ką dar spėsite nuveikti iki rinkimų? Kokie yra numatyti darbai? Tas laikas yra labai trumpas, tačiau čia Finansų ministerijoje mes turime kaip minimum 2 labai svarbius darbus. Pirmas tai yra suformuoti 2009 metų biudžetą ir jį pateikti vyriausybei, po to pateikti Seimui. Ir antrasis labai svarbus darbas tai užtikrinti, kad ES lėšos skirtos mums 2004-2006 metais būtų visos iki paskutinio lito įsisavintos ir nei vienas litas nebūtų Lietuvai prarastas. Kaip vertinate žiniasklaidoje ir visuomenėje kilusias diskusijas dėl valstybės tarnautojų atlyginimų? Žinoma, šita diskusija turi tokį ir nemalonų prieskonį, tą mūsų lietuvišką pavydą, o labai įdomu sužinoti, kiek uždirba vienas ar kitas kaimynas, vienas ar kitas įžymesnis žmogus. Tačiau visumoje aš vertinu šitą diskusiją teigiamai. Manau, kad buvo žengtas teisingas žingsnis išviešinant valstybės tarnautojų gaunamus atlyginimus, ne tik valstybės tarnautojų, tačiau ir valstybės įmonių darbuotojų gaunamus atlyginimus. Ir tai, man atrodo, turi padėti mums išsklaidyti mitą, kad žmonės dirbantis valstybės tarnyboje uždirba labai mažai, kad dėl to jie bėga į užsienį arba perina į privatų verslą. Aš manau, kad valstybės tarnyba taip pat išloš, kada jauni žmonės pabaigę universitetus, pamatys, kad iš tikrųjų nėra taip, kad ten labai maži pinigai šitoj valstybės tarnyboje. Mes galėsime priimti į darbą daug naujų gabių specialistų.
Ačiū už pokalbį. Sėkmės.